Šiandien labai noriu apžvelgti keletą prietaisų, kurie yra ne visai, kad nauji. Jūs esat juos jau matę, mes darėm, bet mes turim dar vieną papildymą. Ir dėl ko norėčiau apie juos pakalbėti, kad žmonės ne visada supranta, galbūt visi supranta čia labai daug, viską ir aš suprantu. Jūs geriausi klientai ir visa kita, bet ne visi supranta šiaip šių prietaisų naudos. Taip, tai šitie yra kaip vadinami balansiniai elektriniai ir jie yra skirti mokintis vaikui važinėti su krosiniu arba šiaip aišku lygsvara. Ir galbūt jie atrodo, kad mažiukai, bet jie turi didelę labai galę ir jas galima aišku prireguliuoti, nebijokit. Tai galima prireguliuoti ir gali mokintis vaikas kaip ateityje galės važinėti su krosiniu arba motociklu. Čia toks kaip yra labai nebloga pamoka. Ir turime 100 vatų, 12 colių. Niekas su tavim nebetiki. 12 colių, 350 vatų, 16 colių, lygiai tokį patį modelį turim tik Pro versijos, tai reiškia, dar yra priekinis amortizatorius. Ir turim labai įspūdingą daiktą, kuris yra 500 vatų, 18 colių. Jisai savo svoriu yra lengvas ir jį galima jau naudoti kaip krosinį arba elektrinį dviratį, aišku, jisai neturi pedalų, bet yra dėl to gerai, kad jis yra lengvesnis gerokai, jį lengviau yra įsidėti į automobilį ir jisai tikrai atlieka tas pačias funkcijas. Žinot, ką padarom? Einam pasivažinėti. Labai turi smagią amortizaciją, jeigu matot. Bet ir važiuoja labai gerai. Čia dabar yra, galima prisimažinti greičius. 3 greičiai yra 15 km, 20 2 km ir 30 km per valandą. Čia yra pats mažiausias. Tai jeigu, pavyzdžiui, mokintis vaikui, tai yra pats tas. Nu, sakykime, galit važiuoti. Dabar įmeskim, čia yra medium. Irgi neblogai. Jau yra pažengusiam. Nu, ir pabandom mes maksą. Pašoksiu. Bet matėt, kaip amortizuoja maloniai. Šiaip ypatingai smagus daiktas. Dėl ko šiaip iš tikrųjų darom šitą video, kad atkreiptume dėmesį, nes nebūtinai verta kartais vaikui pirkti elektrinį krosinį, nes šiaip ir tokių fainų elektrinių krosinių turi maždaug tokio dydžio, bet kartais dėl vietos laikyti, kartais dėl patogumo ar netgi jaukumo vaikui galima drąsiai rinktis va šitokį variantą. O tu matei, kas čia parašyta? Kad daugiau nei 5 kg. O ką tu galvojai? Tai matot, kaip atlaiko, net daugiau nei 5 kg. Rekomenduojam. Taip. Tai šitos prietaisus galite rasti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje mūsų parduotuvėse ir mangius.lt.